Paklausyk, jeigu tu atsidūrė čia ir dabar, tai galimai žinutė tau, va tų pinigų, kurių tu laukiai tikėjasi. Tu tikėjasi arba pinigų, arba naujo darbo, arba dar kažko tokio savo gyvenime, ko negavai, kas susiję su materialiais dalykais. Naujo gražaus tokio kelio savo gyvenime ir kažkodėl tu praradai per šitą vyrą viską. O tai yra ganėtinai apsukrus buvo vyrukas, o tu net nesupratai, ko Arta sako apie tai. Tu net nesupratai jo visus ketinimus, tu nežinojai, jis slepia nuo tavęs, ką jis galvoja apie tave, ką darys toliau. Viską slepia nuo tavęs, o tu jo patikėjai. Tu tikėjai, tu patikėjai jo ir dabar atsidūrėjai aukos pozicijai. Tu dabar pergyveni dėl to, kad su tavim taip pasielgia, bet tu tame nekalta. Va taip turėjo įvykti ir taip atsitiko. Tu tikėjai tokių, galbūt iš tave tikėjai, bet žiūrėk, pinigėlio, kad pastoviai tu kažkaip finansuosi tą žmogų, bet labai panašu. Bet įvyko nesusipratimas, kivirčius arba trikampio korta. Galbūt tu pamatei žinutę, susirašinėjimus ir tai tave labai stipriai išmušė iš gyvenimo. Daug labai manipulacijų buvo tavo gyvenime, nesusipratimų, žmonės visada kažkaip nori iš tavęs pasipelnyti. Pasipelnyti nebūtinai pinigais, bet ir tavo gerumo, tavo šilumą, magas korta. Tai yra žmonės, kurie galvoja, kad jie pranašesni už tave, kažkodėl taip visada. Šitą istoriją tavo turi paslapties, susijusių su darbu, su pinigų, su santykiais. Va tokia istorija, kurioje tu dabar labai stipriai nukentėjai, bet ji turi paslapties. Tai bus arba moteris kažkokia paslaptinga, kuri atskleis tau šitą paslaptį, bet jeigu nori sužinoti apie tai čia ir dabar, visada gali parašyti man asmeninę žinutę ir mes užklausim kortų, kad daugiau neįvyktų tavo gyvenime apgaulė, nes pagal šitą kortą matyti, kad dar kažkas kėsinasi tave apgauti. Ir būtinai spausk follow, taip išsaugosi šią dėlionę savo.